Noriu pasveikinti su pirma visą komandą, pradedant nuo vadovų iki savo stafo, trenerių ir aišku žaidėjus, nes čia yra pergalė visų bendra, nes visi žino, ką nuveikėm, kaip pradėjom tą čempionatą ir jinai yra darbinė, sakykime, pergalė ir tikrai noriu padėkoti visiems, nes tai buvo įdėta visų didelis darbas ir tuo, aišku, kaip ir matėm, labai sunkiai, aišku, laimėjom ir galbūt labai ir tas įvartis sunkiai atėjo, nors turėjom, atrodo, nemažai tikrai progų tą realizuoti ir anksčiau galbūt ne tai, kad laimėti, bet bent jau turėti įvartį. Bet kaip matom, varžovai stengiasi, dirba ir reikia gerbti ir atiduoti visas jėgas, kad išsinešti pergalę. Rungtynės, tai manau, kad pagal mūsų planą, ką ir planavom prieš rungtynės, manau, kad ir iš dalies yra, kad ir pasiteisino, buvo atidavę iniciatyvą, stengiamės antrų numerių išeidinėti į atakas, nes tikrai žaidėm prieš tikrai neblogą komandą, kuri turi savo tikslus labai aukštus, bet noriu pasidžiaugti labiausiai turbūt savo komandą, kad kova buvo iš visos aikštės metruose, taip kad tikrai vyrai atidavė daug ką šiandien, buvo momentų, kur sekėsi, tikrai turėjom, galiu pasakyti, irgi ir savo momentų, galbūt ne tokių kaip ten 100%, bet iš tų momentų tikrai galėjom irgi kažkokiai išspausti rezultatą, bet šiandieną, reikia pasveikinti Transinvestą ir su pergalė ir siekiam, žiūrim toliau ir analizuosim ir dirbam dar. Tik tais pirmos rungtynės, taip kad sezonas ilgas. Jeigu atrodė šį papildygės, iš tikrųjų, iš šono žiūrint, ko pritrūko to vieno įvarčio, kurį tikrai galėtų pelnyti? Ir pritrūko to įvarčio, kad kas įmuša, tas daugiau tas ir laimi. Tai šiandieną Transinvestas vienu daugiau įmušė, tai ir juos ir sveikinam su pergalė.